Našlė Jėzaus laikais buvo viena iš labiausiai pažeidžiamų ir pamirštų žmonių. Be vyrų ji neturėjo nei apsaugos, nei pragyvenimo. Ji net negalėjo pati kreiptis į teisėją, tai galėjo padaryti tik vyras. Evangelijos našlė tai krikščionių bendruomenės paveikslas, kuriai kartais atrodo, kad jos sutuoktinis Dievas ją paliko. Taip jautėsi ir bendruomenė, kuriai rašė evangelistas Luka, persekiojama, pavargusi, kupina abejonės. Ar Dievas iš tikrųjų girdi? Ar Jėzus nesuklydo kalbėdamas apie gerąjį tėvą? Štai kodėl Jėzus pasakoja palyginimą apie našlę ir teisėją. Našlė prašo teisybės. Teisėjas ilgai nenori klausyti, bet galiausiai pasiduoda. Jėzus nesako, kad Dievas toks pat, kaip tas teisėjas, kurį reikia kalbėti. Jis parodo mūsų pačių santykį su Dievu. Kartais sakome, Viešpatie, kodėl nesikiši? Padaryk stebuklą, kur tavo teisingumas, kodėl tyliai žiūri? Tačiau Jėzus sako, melskitės visada ir nepaliaukite. Malda tai neprašymai Dievui daryti tai, ko mes norime, bet pasitikėjimas geruoju tėvu, net kai atrodo, kad jo nėra. Meldžiantis, mes nemokomės žiūrėti į pasaulį Dievo akimis. Dažnai mes žvelgiame per savo žaizdas, per pyktį ir baimę, ir todėl mūsų žvilgsnis būna neteisingas, iškreiptas. Melskis, kad tavo širdis nesukietėtų, kad blogis, kurį patiri, tavęs nesunaikintų, nes jei tavo akis pikta, tai yra tavo mąstymas pilnas skausmo ir nuoskaudos, visa tavo širdis panirs į tamsą. Bet jei mokysiesi žvelgti Dievo akimis, pamatysi jo šviesą net tamsoje. Pamatysi, kad Viešpats visada eina šalia ir net per tamsiausius slėnius veda tave į gyvenimą. Melskis, kad tavo širdis išliktų švelni, kad pasaulio neteisybė tavęs neužnuodytų. Geros palaimintos dienos.